Priklauso nuo šūdo kilmės ir kiek laiko stovėjo. Tai va, atėjom kitą tilto pusę ir čia šiek tiek dominuoja jaunimas. Jaunimo kapelis kažkoks kitoj tilto pusėje. Vien jaunimas dominuoja šitam kartui. Šitoj karteliai vien dominimas. Dominimas, atsiprašau, gali pakartoti. Viskas gerai, viskas gerai. Šiais laikais jaunimas yra užvaldęs pasaulį. Yra 5G, bet šiandien čia žiūrint į jūs yra ryšys. Innehåll, Lithuanian version. Tyliai išėjai, nieko nesakei, mano širdyje liko tuštuma. Kaip matome, iš karto visi pasirinko pievos taktiką, užsiėmė labai gerą poziciją prieš 10 valandos koncertą. Lipa kitas batus, skandina trečią šūkauja, tai mūsų sena arklys stovi, žiūri iš viršaus ramiai, dainų slėnis jūsų. Visas video bus tiesiog apie šūdą. Dėl ko Alytuj būtent šioje erdvėje atsirado štai išmatos. Arkliukas jie jau. O jūs pats matėt arklį? Ne. Tai ką žinau, tai turbūt jie arkliukas šiek tiek suspaudė. Aš ne iš Alytaus, bet spėju pagrindinė transporto priemonė čia. Arkliai yra. O jūs iš kur pats atvykot? Iš Prienų. Kodėl Alytuje šūdas visada linksmas, nes net ir šūdo kvapas Dzūkijoje kvepia kitaip. Gerai, kitas klausimas, ar tu prisimeni, kaip per žinias rodydavo, kai Palangos tūlikose filmuodavo, kai tipo tuštinasi žmonės arba sisioja, rasdavo kamerų? Jo. Ar jūs matęs tokį įrašą? Nes vyresnis žmogus. Ir tu matęs? Matęs, jo. Ką matęs? Žiūrėk, pafilmuok tiltą, pažiūrėk, koks grožis. Nuo 10 iki 15 metų prieš. Litauras? Prieš kiek metų pastatytas tiltas? Šitas? Einis. Dieną, galima jūsų porą klausimų paklausti? Galima. Kokie šventės dalis jums labiausiai patinka? Nu, tai buvo Petrom pylimo, ne pylimo, bet va Šilo gatvė, labai koncertas neblogas buvo. Tai ten buvau dar buvo, atvažiavau šiandien, bet čia labai daug žmonių, tai nepravažiuoju su savo techniku. Ir dar turiu klausimą, kodėl būtent manot, kad tai arklys pasidarbavo? Ar jūs turite patirties kažkaip su arkliais ar kažką? Taip, aš esu daug arklio šūdų šiaip matęs, tai atskiriu arklio šūdus. Kitais metais gali pasirodyti vėl selas, šiemet lauksim, smagi šventė, kitą kartą daugiau žaislų pardavinėtų. Dėkite mane. Čia jau negrįšit iš tą sceną? Grįšiu ant selų. Ant selo grįšit? O kuo jūs tai patinka jums? Nu, patinka. Žinau, ko patinka. Jūs čia lankotės Alytaus miesto gimtadienį? Selas. Lankotės? Taip, dėl selo tik tai atvažiavom. Tu хуйчеса, тут ще солому їбашим. Негинин, нормалус мафинас, ну таксистас поїбали. Kaip jums šventė, ar patinka? Kas? Ar šventė patinka? Žiauriai patinka! Ką galėtumėt padaryti geriau? Ar vieną selą pakviest? Kas labiausiai patinka Alytaus miesto šventėje? Alytaus? Kur Tomas Šakėdė? O tai kaip tavo koja? Ir tada, kai pasibaigė pusvalandis, Pradėti popieriai buvo žinok. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de goió, é curtir Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol,
alegria de Coió é curtir o verão. Ko dabar labiausiai laukiu? Tos merginos, kurią vakar sutikau Alytaus šventėje. Šita mergina. Net užsitik. Aš ją turiu susitikti. O jie tave pažįsta? Aš kai buvau 8-okas, jinai buvo 12-okė, taip. Ai jau pikčiurna kokia, pikčiurna. Sela šiaip iš tikrųjų, jeigu... Ir kuo jis jūs taip domina? Jo muzikoje aš galiu atsipalaiduoti. Čia mes gimstam iš tylios dainos, gera dūšė zūkia širdyje. Čia nebūna negražios dienos, nes mes patys spalviname ją. Čia mes mokomės iš knygų ir savęs, čia mes mylim keliam vestuves. Ir baltą rožę raudonam lauke, ir baltą rožę raudonam lauke, ir baltą rožę raudonam lauke auginame drauge. Bad money! Kaip jums koncertas? Normaliai viskas. Normaliai? Normaliai. Ar kartą? Tu juk viską žinai, tai juk visintis perlai. Tauras. Kaip, patinka jau? Gerbiamas Pomė, kaip jums koncertas? Man toks. Nedaug nežinomų dainų. Sena muzika. Koks būtų jūsų mėgstamiausias atlikėjas? Ne kartą yra ne vienas žmogus mane su Prafleimus maišęs, tai manyčiau Prafleimus. Gali kažką kalbėti į kamerą. Beleką. Mane tai girdi? Negirdėti. Negirdi mane. Sakyti dar. Aukščiau! Ei, ką teik, nesisarmat. Nesisarmačiau, ką teik. Apsėdami. Mylim Alytų, bučkiai Alytui, siunčia visiems. Iš mano akių perspektyvos galima sakyti, kad labai yra nesenas šūdas ir kaip kiti žmonės apibūdino, buvo arklio šūdas. Tai koks būtų lengviausias ir efektyviausias būdas būtent jį pašalinti? O pinigai svarbus, nes tada pinigų tai bus. Kainuos pinigų. Aš nieko negirdžiu.